Negaliu nepaklausti. Ar jau matėt filmą Tadas Blinda pradžia? Žinojau, kad šito klausi. Čia jau kaip ir tradicija tokia šalyje susiklostė. Apie kiekvieną įvykį tauta nori išgirsti, ką mano bažnyčia ir ką manau aš. Nu, mačiau. Taigi net į kiną nuėjau. Nežinau, kada paskutinį kartą buvau kine. Pas mane patį Rusygį kino salė yra. Tai... Bet sakau, tokia proga, lietuviškas filmas. Pasidarysiu savo pramogą. Ir kaip? Blogai. Svaizduoji. 5 minutės stovėjau eiliai prie bilietų. Aš eiliai. O paskui kito eiliai prie spragėsių. Nes filmą tai reikia kapitaliai žiūrėti jau su spragėsiais, limonadu ir pana. Tiesa, pana tai savo atsivežiu. Nu, atsisėdu aš salėje su tais visais spragėsiais ir pana. Iš karto suprantu, lengva tikrai nebus. Pas mane namų kino salėje tai normaliai gali įsitrėpti, atsisėsti, kojas įsitėsi, atsigult, gali iš vis užmigti, jeigu nori, o paskui atgal filmą atsisukai ten, kiek pramigai. Ne, tai klausiu, kaip filmas. Palauk, filmas dar net neprasidėjo. Kol kas dar net šviesų salė. Laikau rankoje aš apsikabinęs tos kukurūzus. Smirda baisiausiai. Nu, bet tradicija yra tradicija, pasakiau savo. Tada užgeso lempos, nu ir prasidėjo baisiausias metas mano gyvenime. Filmas. Reklamos ir anonsai. Baisu. Paima babkės už bilietą, o rodo kaip teliką. Kaip bebūtų, vis tiek filmas prasidėjo. Tai ir patiko. Pusė filmo kalbėjo rusiškai. Čia aišku gerai, nes rusų filmus aš mėgstu. Ir aišku, didžiausias trūkumas tai mažai sekso rodė. Aš nesuprantu režisieriaus. Prisikviest filmuotis tokią žvaigždę, Ditkovskytę, ir jos neišrengt nogai, nu kam aš ėjau į tą didelį ekraną žiūrėti, nu kam? Tai visgi nepatiko. Nu tai dar anksti sakyt. Čia buvo Tadas Blinda pradžia. Kai pažiūrėsiu filmus Tadas Blinda vidurys ir Tadas Blinda pabaiga, tada bus matyt. Bet savo produkcijos reklamai šito filmo tai tikrai neišnaudosiu. Galvojau paleisti servelatą tokį Blindos dešrą. Nu bet supratau, kad tokio daikto vyrai į burną tai tikrai nedės. Tikrai.